Sveiki, mėgstantis pasipurenti. Pasižiūrim, ką turim. Vis dar daug keistų dalykų, kaip toj dainoj. Tikėjimas, turėdamas tūkstantmečių tradicijas, šiandien vos rusena. Žmonės ir toliau labiau tiki pinigų nei savo gale. Laimė ir toliau tapatinama su materialia savo ar šeimos padėtimi. Šiandien mūsų pašnekovai kalbės apie tai, kuo gyvename. Mūsų tėvų žemė, už kurią daugel metų kovota, taip pat lengva ranka, savo valia parduosime užsieniečiams. Nors padovanotumėm, netai prostitutiškai skambėtų, niekada jos neatgausim. Niekada. Vyro su vyru ar moteries su moterimi šeimos tampa norma. Nors visi žinome, kad tai nenormalu. Galų gale, mažo žmogaus nužudymas pakeičiamas kitų žodžių abortas. Ir viskas gerai. Žongliravimas žodžiais tampa populiariu ir viską pateisinančiu. Gerai, negerai, gamta neatleidžia. Nesiskaitimai su jie gimdo potvinius, stichijos pyktį, gamta laukia mūsų užtarimo, meilės. Kiekvieno iš mūsų, indėlio į bendrą žemės žmonių reikalą. Einame susinaikinimo link. Viskas prasidėjo nuo moralinio bankroto, vėliau materialusis, tačiau visada yra tikėjimas. Jis padeda gyventi, padeda tikėti gerai žmonėmis, jų išmintimi, mūsų šviesia ateitimi. Tam reikia pozityvo, tam reikia minties, žodžio, veiksmo. Jau senovės lietuviai, jie buvo įsitikinę, kad žmogus yra nemirtingas. Sprendžiam iš ko, nes archeologai randa visokių įkapių, arba netgi ne šiaip savo įkapės, bet į kelionę žmogus paruošiamas, anapusiniai kelioniai. Buvo tvirtai tikime, kad gyvenimas tęsiasi toliau po mirties. O dauguma šiandien galvoja, kad tai yra praeities reliktas, kad tikėjimas anapusiniu pasauliu tai yra neišsilavinusių žmonių ideologija, kad jie iš nežinojimo, kad šiandien pats savo laimės kalvis esi. Kaip jūs nuomonę savo išsakyti? Čia iš tikrųjų kalba ne apie išsilavinimą šitaip sakydami. Nes yra labai išsilavinusių žmonių, kurie tiki į anapusinį gyvenimą, tiki į dievus arba dievą. O kodėl mūsų laikais tiek daug tų netikinčių, tai yra, aš manyčiau, kad tai yra tiesiog visuomenės toksai, aš pavadinčiau degradavimas. Degradavimas, nes tikėjimas į tą pasaulio įvairovę, tikėjimas į protėvius, į paslaptingas jėgas, jis sudarė turinį to mūsų protėvių gyvenimo. Bet kada, taip vadinama, mokslinė pasaulėžiūra visą tai išgujo, išnaikino, žmogus liko plikas. Ir jam jau niekas neįdomu, jis galvoja, kad jis viską jau supranta, kad čia žmogus numirė, viskas to užsibaigė, nieko nėra. Tai aš sakyčiau taip, kad tai yra visuotinis gyvenimo nuskurdinimas. Čia yra nuskurdinimas. Bildukai, raganos, vėl sakysit, kad jie yra? Ne. Velniai. Matot, kas yra. Aš labai gerai žinau tos visus veikėjus jūsų minėtus. Ir aš juos visai kitaip žiūriu. Aš, sakykime, gerai žinau tą visą mūsų tautosaką, folklorą, gerai žinau. Ir ten yra tie senieji, tie senovės velniai arba velnės, senovės. Krikščionybė, bažnyčia atnešė supratimą, kad velnias yra blogio jėga. Reiškia, tokio demoniška jėga. Čia yra naujas supratimas. Mūsų, pavyzdžiui, senose sakmėse, tai žmogus bendrauja su velniu, su juo derasi, tenai vienas kitą apgauna, arba ten dėl kažko susitarė. Tai yra tokios jėgos, kažkokios žmogus bendravo su anapusiniam jėgom. Bet
bet tų jėgų negalima vertinti tokiu būdu, kaip sakant, kad čia yra demonai, čia yra kažkokios tamsybių jėgos. Aš bent tokios nuomonės nesilaikau. Laikau, kad yra jėgos, yra antgamtinės jėgos, jos veikia, žmogus turi mokėti su jom kažkokią tai palaikyti kalbą arba kažkokį bendravimą. Tai buvo mūsų senoji lietuvių tradicija tokia. Ir su mirusiais bendravimas, ir su kitom jėgom anapusinėm, bet tik tai ne su tais demonais, kurie yra naujų religijų išradimai. Galima pasidžiaugti tokiais dalykais, gal pradėkim nuo džiaugsmų, tarkim, Šiaulių dramos teatras gražėja, prasidės renovacijos. Povilo Višinskio biblioteka gražėja, jau atsidarė galerija su Antano Dilio paroda. Statosi pastatytas prie katedros vadinamas Bartulio namas, ar ne? Vis daug kas pykstanėsi, bet nežinau, kaip jis ten atrodys. Ten puikiai ekspozicinė erdvė, kiek žinau, ir visokiausi kultūriniai renginiai gali vykti miesto centre, pagaliau miestas apsigyvens vėl, tarkim. Turi atsigauti pagrindinės aikštės ir centras. Pažiūrėkim, pavažinėkim po pasaulį, toli nereikia, važiuokim iki Varšuvą, Gdanską, bet kur. Miesto centre tiek erdvių, kiek yra čia Lietuvoje, neužstatytų ir nekultūrinių tikrai mažai. Visi nori, kad, aš neatsimenu, skaičiau kažkur, kad tipinis šiaulietis nori žiūrėti pro langą ir matyti Telkšos ežerą. Ir kad nebūtų kaimynų nei vieno. Tai tuo galima ir pasidžiaugti, kad būtent dėl kultūrinio gyvenimo Šiauliams galėtų pavydėti ir kiti miestai. Vien tik Chaimo Frenkelio vila yra, Žaliūkų malūnas. Kiek daug iniciatyvių kultūros žmonių Šiauliuose yra, kurie tai daro profesionaliai. Gana. Saulės žiedas, didžiausias pasididžiavimas. Taip pat aš visą laiką didžiuojuosi, kad natistai pas mus yra Zokniuose. Tai irgi miestui suteikia ir stabilumo, ir saugumo, ir garbės galų gale. Ne kažkur tai Latvijoje prie Rygos, būtent prie Šiaulių NATO naikintuvai stovi. O skaudu turbūt, kaip ir visiems, dėl to pačio amžino niurzgėjimo. Ir dėl tamsos. Išvažiuokim, vėl cituoju Lenkiją, nes ten dažnai tenka būt, neapsipirkinėt, o kultūriškai pailsėt ir pigų ir šaunu. Ir tik pravažiuok Lietuvos sieną, arba tik įvažiuok į Šiaulius ir tamsu. Šiandien ta religija, tarp kitko, aš turiu čia knygelę, kurią neseniai mes parengėme, Baltų religija šiandien. Ir čia mes surašėm visą mūsų nuomonę apie tai. Pirmiausia, aišku, žinoma, kas šiandien yra. Šiandien yra žmonių nemažai. Sakykime, prieš 10 metų buvo surašymas gyventojų ir ten to senojo tikėjimo žmonių buvo užrašyta apie 1500. Dabar artėja jau tas momentas, kada bus paskelbti duomenys apie naują surašymą. Reiškia, kas po 10 metų atsitiko. Tai aš įsitikinęs, kad bus žymiai daugiau. Kadangi jeigu prieš 10 metų žmonės rašėsi dar pusiau kažką tai apgribom, kažką girdėjau, kažką nujautė, bet jie jaučia, kad taip turi būti. Tai čia jų yra jų vidinė nuostata. Dabar jau daugiau žinių turi tie Lietuvos žmonės
ir užsirašys tikrai daug daugiau. Ir dar ką aš noriu tą progą pasakyti. Suprantat, mes rengiame senovinės jungtuvių apeigas prie aukuro. Tai jūs nepatikėsit, koks yra populiarumas dabar tų senovinių tų apeigų. Šiais metais mes atlikom apie 50 santokų. 50, tai yra daug, įsivaizduokit. Prie aukuro suvažiuoja ne tik ta jauna pora, giminaičiai, draugai. Kiekvieną kartą dalyvauja apie 40-50 žmonių. Tai gali padauginti. 50 kart 50. Prašau, kiek daug. Ir visi labai su dideliu tokia simpatija, jie prie tos degančios aukaro ugnies, jie dalyvauja tenai, veikia ir matosi, kad jiems tai yra svarbu. Tai yra ženklas, kokio nebuvo. Prieš 10 metų dar to nebuvo, tikrai. Ar tame yra tas populiarumas, ar jūs matot, kad tai yra kažkoks tikėjimas? Religija, vis tiek surišta su religija. Aš suprantu. Matot, tikėjimas reiškia, tai yra prasme ir pasitikėjimas, ir tikėjimas, reiškia, aš tikiu, kad tai yra, kas yra daroma, kas yra kalbama, kad tai yra tikra, aš tuo tikiu. Paklauskit dabar ten kokio kataliko, kuris sako, aš esu katalikas. Paklauskit jo kokį nors teologinį klausimą. Tai jis tokius nušnekės, tokius niekus. Paaiškės, kad jis ten nieko nesupranta, bet jis tiki tuo. Ir užsirašo per surašymą, kad jis yra katalikas tikintis. Ir viskas. Tai tą patį aš galiu pasakyti apie mūsų žmonės. Jeigu jie pritarė, jeigu jie, kaip sakant, išreiškia pagarbą aukuro ugniai, to ir beveik ir užtenka. Biblioteka tampa kultūros centru. O taip ir turėtų būti, vėl pasaulis ateina pas mus. Arba Šiauliai eina į pasaulį. Susitikimai su rašytojais. Tas pats Naisių vasaros teatras. Repetuoja ir rodo vaidinimus Višinskio bibliotekoje. Galerija jau iki kitų metų pradžios yra pilna darbų. Atvažiuoja Ivanauskaitės darbai lapkričio mėnesį. Tariamasi su Andrigevičium, kad jisai savo darbus atveš. Vat būtent jis šiandien kaip tik, kelintadienį, šiandien pirmadienį jis yra parašė elektroninį laišką, kad mielai atvažiuos su savo darbais ir susitikimą su šiauliečiais. Tai biblioteka ne tik knygų pasidarė tokia išdavimo vieta, tai viešasis prieigos prie interneto. Žmonės, kas dar mane žavė, tai būtent ta pažanga kompiuterinė, kai ateina tikrai pagyvenę žmonės ir 70 metų, ir vyresni, ir kurie mielai nori išmokti dirbti internetu. Kaip pagalvoju, kam jiems to reikia? Na, gal su anūkais bendrauti, gal dar kažkas. Tas kompiuterinis raštingumas ir kiekvieną dieną ateina, jie mokosi, žiūri, tai žaviuosi aš tokiais žmonėms. Ir dar vieną pavietę vietą, kaip sakom, prie bažnyčios tą pastatą. Iš tikrųjų, taip, labai daug kas keikia, neįsigilindami, kur čia šventumas, vos ne iki tiek, kad mūsų vyskupą apkaltina, kad Tytuvėnų ten dėl jo kalties buvo kažkokios vagystės. Tie blogi gandai labai gajus, labai generuojami, toleruojami. Kokia paskirtis to pastato iš vis? Tai įsivaizduoju, tai bus dar vienas kultūros centras su vaikais, kuriuos prižiūrės ten vienuolės ar dar kažkas.
Blogis ir gėris. Taip. Jom tos temos arti. Taip. Kaip galvojat, ar blogis šiandien vyrauja, ar gėris vis tik tai? Čia yra vienas iš svarbiausių klausimų kiekvienoje religijoje, kiekvienoje filosofijoje, kiekvienoje pasaulyje žiūroje. Suprantat, sakykime, jeigu taip kalbėti apie katalikų bažnyčią, tai blogis dažnai vaizduojamas kaip kažkokia tai blogio jėga, tai yra šėtonas, velnias, tai yra tokia baisi jėga, kuri veikia blogai, žmonės tenai nuodėmę traukia, taip toliau. Tai, sakykime, aš ir mano bendraminčiai visai taip negalvojame, visiškai ne. Mūsų idealas yra tokia, kaip mes sakome, darna, pasaulio darna, kada žmogus gyvena darnoja su savimi, su kaimynais, su draugais, su pasauliu, su gamta. Reiškia, jisai pozityviai, jisai nusiteikęs ir išlaiko pusiausvyrą. Darna tai yra pusiausvyrą. Ir čia yra idealas gyvenimo. Kada pusiausvyrą jinai pradeda byrėti, kada byra darna, tada atsiranda nepasitenkinimas, atsiranda pyktis, atsiranda blogis. Tai yra tik tada, kada darna byra. Ne dėl to, kad ten kažkokios ateina jėgos, bet dėl to, kad mes nesugebame išlaikyti tos pozityvios pusiausvyros. Ateina lietuviai ar išeina? Priklausys nuo mūsų, bet tai nereiškia, kad nereikia kiekvieno iš mūsų pastangų. Blogis ateina pats, o už gėrį reikia pakovoti, padirbėti, pasistengti, kaip sako mūsų svečiai. O dabar toks jausmas, kaip Kristus, tas Facebookas, visi dalinasi nuo iki. Turėtų būti kažkokios tokios sveiko proto ribos. Kaip ir visur, tarkim, arba ten, kai skiria pasimatymus ir ten, tarkim, nužudo žmonės, ar ne. Tai čia atsargumas būdavo ir sovietiniais laikais, taigi būdavo ten Lietuvos pionieriai ar kitose laikraščiuose nori susipažinti, moksleiviai, ar ne, tai tam žurnale. Tai žmonės laiškai susirašinėdavo, susitikdavo, bet patikrindavo. O dabar to saugumo nebėra, kad atrodo, kad jeigu aš Facebook'e esu ir tas mano draugas yra tikrai mano draugas, o kiek yra netikrų profilių. Ir vis tiek priėjom prie to paties, apie daug įvairiausių ir tų ideologinių. Sakykime, šitoj studijoje tavo vietoje sėdėjo daug įvairiausių religijų, įvairių religinių konfesijų žmonių. Tavo paties santykis su religija, kaip tu galėtum sakyti, sakykime, ar tu būtum labiau už krikščionis, ar tu būtum labiau už senąją lietuvišką religiją. Beje, šalia tavęs bus interpeliai su žmogum, kuris bando prikelti, bando restauruoti baltų religiją, ugnį, vandenį. Tavo... Aš tai manau, kad baltų religija labai gražus toks, būtų laiko praleidimo forma, taip pat kaip baltų religija yra joninės ir ten kokia kita šventė, tos pačios kalėdos. Aš nemanau, kad tai, kas yra numirę, galima atgaivinti. Kur yra riba tarp šio pasaulio ir ano pasaulio? Jūsų manymu. Irgi geras klausimas. Žinot, tai yra riba tokia griežta, yra dabar, yra naujų laikų išradimas. Naujų laikų išradimas, riba ta griežta. Bet tai ta riba yra net tokia riba, kad jau ir anapasinės pasaulis jau jisai praktiškai kaip ir išnykęs, jo kaip ir nėra. Tai arba riba, arba to nebuvimas kito pasaulio. Dabar, ką man folkloras sako, aš labai daug esu, kaip sakant, skaitęs ir gilinausi į liaudies dainas, tai juose viskas pasakyta. Pavyzdžiui, pažiūrėkit, tokia labai yra populiari liaudies daina, toks siužetas. Reiškia, guli bernelis, jisai tikriausia jau žuvęs kovoja. Atskrenda 3 paukštės, 3 gegutėlės. Viena nusėda ant galvos, kita ant krūtinės, trečia ant kojų. Ir aiškinama, kas tai yra. Ant galvos sėdo motina. Ant krūtinės sėdo mergelė, ant kojų sesuo.
Suprantate, tai klausimas, kas tie paukščiai yra? Jeigu čia motina, sesuo, mergelė, tai kas jie? Ar jų čia dvasios ar vėlės, o kas yra bernelis? O tokie siužetai yra, jie rodo, kad iš tikrųjų nėra ribos tarp ano ir šio pasaulio. Viskas vyksta čia pat, šito metu. Jo labiau, kad, pavyzdžiui, žmonės labai vertino sapnus. Dabar tie sapnai tokie visai išblukę, sakykime, mažai apie tai kalbam, bet kiek man teko užrašinėti tautosaką kaimuose, tai žmonės labai daug pasakoja apie sapnus, sapnai labai reikšmingi, sapnuose susitinka su mirusia motina, kalbasi su ją, kalbasi su artimaisiais, su mirusiaisiais. Vėl, reiškia, lyg tai ribos dingsta, reiškia, vyksta bendravimas, bet kitam lygmenį kitokio pavidalo. Dabar visa tai yra naikinama, jau baigia šnykti tos ribos. Arba ta prasme tas tikrumas. Merkėsi akis, protas išlieka blaivus. Jaučiu, kaip kyla spaudimas ir tvinksi smilkiniuose. Bijau išjungti šviesą. Nuskyniau smilgą tau, ant nugaros rašiau, kalbinai būti, kartu dar truputį mažiau. Na, jeigu sutikčiau, ar būtum auksinis, jeigu sutikčiau, ar liktų tyla, jei tik žinočiau, kad tu paskutinis, jei panorėčiau išeiti, ar kiltų audra, už ką tokia diena. Smilgos galėčiau paklausti, bet ji nekalbės niekada. Gal neteisinga, bet taip atsitinka. Jau smilgos po sniegu, bandai rašyt pirštu mažą laiškutį, kalbini būti kartu. Bet jeigu sutikčiau, ar būtum auksinis, jeigu sutikčiau, ar liktų tyla, tiksliai žinau, kad ne tu paskutinis. Va, panorėjau išeiti, užpuolė šeima. Tai va kokia diena. Šiandien taip sninga, patinka man žodį paversti pūga. Gal neteisinga, bet taip atsitinka. Už ką tokia diena. Smilgos galėčiau paklausti, bet ji nekalbės niekada. Gal neteisinga,